Įdomus ir šiek tiek keistokas uždavinukas. Sako, visų išskyrus vieną žemiau užrašytų reiškinių reikšmė ta pati. Reiškia, visi jie lygus, tik vienas kažkoks netoks. Nu tai kaip dabar sužinoti koks? Pabandom kažkaip suprastinti tos reiškinius. Va, 2 šaknys 5 plus 2 šaknys iš 5 yra 4 šaknys iš 5. Puiku. Dabar čia, jeigu aš dauginsiu 2 kart 2 4, šaknis iš 5 kart šaknis iš 5 bus šaknis iš 25, tai yra 5, 20. Matau, kad jau šitie 2 reiškiniai yra nevienodi. Reiškia, kažkuris iš jų ir yra tas blogietis. Belieka pažiūrėti, kokie kiti reiškiniai. Čia ir yra 4 šaknys iš 5, tai šitie 2 lygus. Reiškia, greičiausiai tas blogietis. Čia pažiūriu 2 kart 2, taip pat 4 šaknys iš 5. Na jau mes blogietį tikrai žinome, štai jisai. Bet dar dėl viso pikto patikrinam paskutinį. 80 yra 16 kart 5. Iš 16 šaknis išsitraukia 4 šaknis iš 5. Štai jisai mūsų blogietis. Ir uždavinys baigtas.